Tai jungiau, sveiki visi, pasidalinsiu savo patirtimi vartojant šias augalų kamienės ląsteles. Tai vartoju 4 mėnesius su pertraukom, man taip gaunasi, nes buvo laikas, kai neturėjau. Nes turėjau, bet iš tikrųjų žinau, kad yra žmonės, kuriem reikia dar labiau ir vis paukodavau tuos savo produktus ir todėl gausi pertraukos. Bet ką galiu pastebėti iš savo kasdienybės? Negaliu sakyti, kad turėjau labai daug problemų, bet esu jautresnė ir jau kai tai atsiprašau, pilnatis, tai jau aš žinau, man jau nereikdavo žiūrėti, žodžiu, į kalendorių, nes tiesiog sunkiau užmigti. Ir tada blaškaisi, kartais ir sėdi ir galvoji ir svajoji, nes neverta miegoti, nežinai, kad jau pilnatis. Tai dabar žinokit, šitos problemos nebėra. Tiesiog padedu galvą ir iš tikrųjų miegu. Ir man dar labai svarbus dalykas yra tas, kad mano mama tai pastebėjo. Nes anksčiau save prižiūrėdavau ir iš tikrųjų vartodavau, rinkdavausi iš marketinginių kompanijų produktus. Ir mamai, aišku, viską duodavau bandyti, perleisti per save, bet tiesiog sakydavau, ai, vaikeli, vartoju, kad duodi, bet tik tiek, kad žinau, kad vartoju. Nors paskutinės kompanijos irgi, kur buvo augalų kamienės ląstelės, jau jautė poveikį, bet kai aš daviau šituos pabandyti, jas Global augalų kamienės ląstelės, jinai manęs pati paprašė, tu man sako, parūpink dar. Tai man buvo toks ženklas, nes mano mama pati yra medikė, dabar aišku pensinio amžiaus, jinai labai atsirenka ir iš tikrųjų supranta apie papildus, apie vaistus ir jau vartoja tik tai, kas būtina. Tai jeigu jinai pati paprašė, tai reikia žinot, kad tikrai veikia. Sakė, žinok, aš dabar irgi miegu. Tai pensinio amžiaus žmonėm, tai žinau, kad yra labai aktualu. Todėl sukluskit tie, kas nemiegat naktimis. Ir dabar ką dar noriu pasidalinti, tai, mano hobis, man patinka šokti. Ir taip gausi, kad mūsų tas kolektyvas truputėlį išėjo plačiau ir mus pradėjo kviesti į pasirodymus. Nežiūrint to, kad mes ten jau moteris ir brandesniam amžiui. Ir tenka kartais scenoje stovėti prieš 200-300 žmonių. Ir natūralu, kad jaudulys yra. Iš tikrųjų, atrodo, pamiršti žingsnelius. Ir aš jau atrodo moku su ta pasąmonė dirbti. Ir vis tiek tu primiršti, natūralu. Kai dabar paskutiniai, kai buvo pasirodymai, aš niekaip nesuprantu, visos jaudinės, aš tiesiog drąsiai einu į tą sceną, o man kaip ir, negaliu sakyti vienodai rodo, tu atsakingas prieš žiūrovą, kad jam būtų tas vaizdas estetiškas, bet jokio jaudulio, absoliučiai nėra jokio jaudulio. Ir aš paskui tik atrišau, kad taigi aš vartoju Sunset. Ir būtent jisai nuramina, neleidžia ten tiesiog įsijungti, gal taip sakyčiau, tai nervų sistemai padidintų režimu, ten, kur to nereikia. Tas man labai patinka ir čia mano didelis iš tikrųjų pastebėjimas. Ir ką dar noriu pasidalinti savo vienos klientės atsiliepimu. Jinai, dar nepamenu kiek metų, bet jin sakydavo, kad svaigo jai galva. Tiesiog taip dalinosi. Ir labai norėjau kažkaip įspręsti šitą problemą. Pasiūliau pabandyti ir žinokit, jinai sakė, nuėmė 3 ten gal savaitę, nenoriu suklaidinti, galbūt jinai pati sudalyvaus kažkurį tai, žodžiu, mūsų atsiliepimų vakarį pasidalins, bet jinai jau nebeturi šitos problemos. Jau nebeturi, tai labai labai už ją džiaugiuosi. Ir žinau, kad kurį laiką irgi neturėjo produktų ir netgi neatsinaujino tas galvos svaigimas, N metų pas ją jau buvęs ir medikamentai jai nebepadėjo. Tai mano būtų toksai trumpas, koncentruotas atsiliepimas, kiek šiai minutei tiesiog. Ačiū, Linute, ačiū labai. Labai laukiam ir tolimesnių rezultatų. Šiaip iš tikrųjų galiu irgi pritarti, kad Sunsetas yra stebuklingas produktas ir ne tik vyresnio amžiaus žmonėm, bet ir jaunesniem ir netgi paaugliam, ypač kuriem, aš pagal savo sūnų galiu pasakyti, kuriam būna ar labai daug kontrolinių, ar tiesiog egzaminai, ar toks įtemptas metas, tai žinokit, tikrai irgi suduodi ir puikiai įsimiega ir atsikelia visiškai šviežia galva ir tada netaip stresuoja ir netaip jaudinasi ir susikoncentruoja. Sakė, irgi labai pavyksta tą, kaip ir Lina paminėjo, kad nesiblaškai, tu nėra to tokio jaudulio, atrodo, kad tau lyg ir viskas zin, bet taip nėra, bet tu tiesiog ramiai viską reaguoji, tai tas labai padeda. Tai tikrai aktualu ir paaugliam. Aplamai šitie produktai, manau,
visiems yra tinkami, reikia tik tai nebijoti, imti, išbandyti, nes tik bandant mes galim ir atrasti tas priemonės, kurios būtent mums ir tiks. Ir tai, ką mes kalbam, tai mes dalinamės iš savo patirties, iš to, ką patyrėm, ką praėjom, tai tikrai, kam įdomu ar ką, tai kreipkitės ir